Sveiki visi, tai mano vardas Oksana Šlegova, esu tarptautinė nagų priauginimo instruktorė ir ekspertė. Ir šiandien pakviečiau tris labai žaves merginas. Tai Aistė, Eglė ir Ernesta. Tai šios merginos šią vasarą užbaigė instruktorių mokymus ir dabar jau pradėjo vesti mokymus. Tai aš noriu pakalbinti kiekvieną atskirai, kad prisistatytų, kad būtų aišku, kokius mokymus veda, taip pat atsakysim kažkokius klausimus, padiskutuosime, galbūt su kokiais iššūkiais susiduria. Tai visų pirma noriu padėkoti, kad sutikote nusifilmuoti ir noriu, kad kiekviena iš jūsų prisistatytų, papasakotų trumpai, kiek metų dirbate su nagai šitoje sferoje, su kokiais iššūkiais susiduria. Tai Ernesta, nuo ko prasidėjo tavo kelias? Aš nelabai prisimenu, kiek laiko tu dirbi šitoje sferoje. Manikiūros srityje dirbu jau 10 metų. Tai pradžia buvo, aišku, darbas namuose. Be abejo, domėjausi jau nuo pat mokyklos laikų, bet profesionaliai jau baigiau mokymus ir pradėjau praktikuoti taip grinai prieš 10 metų. Pirmi metai buvo, aišku, namuose, namie priimdavau klientės, o jau po to jau su laiku perėjau į studiją pas vieną savo gerą draugę ir pas ją pradėjau dirbti. Ten bedirbant jau pradėjo pas mane rutuliotis mintis, kad norėčiau kažko daugiau šioje srityje siekti. Mane labai pradėjo traukti čempionatai, kadangi teko pabuvoti vienose mokymuose pas Sergejų Lavruchiną. Jo, girdėjau, žinau. Taip, vis norėdavau nueiti, bet taip ir nenuėjau. Jis tuo metu buvo atvykęs į Lietuvą ir ten pabuvojau kaip modeliukas ir be galo patiko. Patiko atmosfera, patiko patys mokiniai. Tada supratau, kiek daug yra stiprių meistrų Lietuvoje ir kokio jie yra aukšto lygio. Ir tas mane labai imponavo ir supratau, kad aš kažkada irgi tai pabandysiu ir norėsiu eiti toliau ir siekti tų titulų, tų laimėjimų ir svarbiausia tobulėti. Tai galima sakyti, kad tave inspiravo būtent tas žmogus, sužavėjo ir galbūt kažkiek paskatino tave nueiti irgi į instruktorius, kas tau būtent, nes vėlgi daugeliu kyla klausimus, tai kaip čia dabar vyras manikiūro meistras, ane? Tai tas turbūt labai įdomu, nes aš iš tikrųjų pas vyrą niekada nebuvau mokymuose, tai ir kažkaip žiūriu, kad populiarėja, kad, Lietuvoje ne, bet būtent ten Ukrainoje, Rusijoje, kitose šalyse, Europoje, tai papasakok, tai man įdomu. Kad taip, jis labai mokėjo aiškiai dėstyti ir, pavyzdžiui, kai prieidavo prie mūsų modeliukų, aš modeliukas, jis prieina kažką aiškinti, tai ta ramybė ir toks tikslumas, labai aiškiai, tiksliai, trumpai ir atrodo viskas aišku, be jokių užuolankų. Tai tas man ir tikrai labai patiko. Dar patiko apskritai jis kaip žmogus, toks ramesnis, tikrai labai įdomi asmenybė ir be galo, aišku, talentingas. Ir tu pradėjai galvoti, kaip tu vestum tada mokymus, būtent kas tau yra svarbu iš tos prizmės, ane? Taip, tu iš savo patirties tikrai matai, kad jo, faina, kad žmogus moka paaiškinti, jisai ten ramus, tiksliai, nes aš kaip sakau, kad žmogus gali būti labai geras meistras, manikiūrė, ne? Bet ne visi moka danešti tą informaciją. Tai vis pirma, reikia daug, merginos linksi, reikia daug kantrybės, reikia mokėti paaiškinti, kaip. Tu pats gali žinot kaip, o... Tai tas man ir patiko, kad jis per tą tokią ramybę ir palaikymą viską pasakojo ir aiškino, kad nebuvo jokios kritikos, galbūt buvo pastabos, bet jos buvo išdėstytos kažkaip labai draugiškai ir pagarbiai. Tai tas irgi man labai patiko. O nuo ko pradėjo, iš kur pas tave atsirado mintis vesti mokymus? Per tuos 10 metų tai tikrai mano karjeroje labai daug buvo tų visokių laiptelių ir galiausiai atėjo toks laikas, kai aš pribrendau ir supratau, kad turiu tikrai ganėtinai daug patirties ir aš noriu jau jom dalintis. Aišku, žengti tą žingsnį buvo labai sunku ir reikėjo tos motyvacijos, kažkokio palaikymo iš žmonių ir tą palaikymą aš gavau iš tavęs. Ir tai nutiko tada, kada ir turėjo nutikti, nes kaip tik tuo metu aš pradėjau apie tai galvoti ir atsirado tavo mokymai. Ir be abejo, aš tau parašiau ir tu parašai, eik, tau tikrai tinka. Taip ir atsitiko. Tiesiog viskas savo laiku. Aš manau, kad tiesiog taip turėjo susiklostyti.
Tai pradžia tokia. Gerai, ačiū tau labai. Po to dar grįšim prie būtent tam tikrų klausimų. Tai dabar Aistė tave pakalbinsiu. Tai trumpai papasako irgi apie save, tai kiek metų dirbi, kodėl sprendėjai vesti mokymus, kas tave pastumėjo. Tai va truputėlį papasako, kad žiūrovai susipažintų su tavimi. Aš esu Aistė Pulauskienė, dirbu grožio srityje būtent su nagais 6 metai. Tai tikriausiai pastumėjo tai mane į instruktoriaus mokymus, dėl ko aš nuėjau, nes savo darbę labai daug pamačiau kitų meistrų klaidų, nes aš būtent vedu pedikiūro mokymus, dirbu su manikiūrais, bet instruktoriaus būtent tai aš pasirinkau kelią būtent su pedikiūrais, nes labai daug yra klaidų ir merginos dirbdamos su manikiūrais galvoja, kad tai yra tas pats ir pedikiūro metu. Ir tikrai ne, nes ten daugiau ir lygų yra ir negali su odelėm taip pat elgtis kaip ir manikiūro metu. Tai tikriausiai viena iš priežasčių buvo tai, kad kitų meistrų daromos didelės klaidos. Ir kadangi aš labai esu daug pasibaigus mokymus su pedikiūrais ir turiu tikrai daug žinių, tai mane gal paskatino tas, kad jau galiu, nes jau turiu bagažą savo, ką galėčiau kitiem perduoti. Ir kaip tik jau gal pusmetis koks aš mačiau iki to, bet nebuvau atradus instruktoriaus, pas kurį gal norėčiau eiti, kažkaip nebuvo man to tokio cinkelio. Vis tiek, tai turi žmogus tave traukti, pas kurį tu nori eiti mokytis. O po to nusprendė ateiti pas mane mokytis. Taip, nes tu kažkur po pusės metų ir kėlei, kad tu pradėsi vesti instruktoriaus mokymus ir tada galvoju, va, čia tinkamas laikas, nes labai ne viskas gyvenime tikriausiai nutinka, ne? Tai turi būti kažkokia priežastis, kažkoks pastumėjimas, kažkoks tai va jau aš pradėjau galvoti, tada va tu kažką ir tada galvoju, va čia yra tinkamas mano kelias ir jeigu ne dabar, tai ką žinai, ar vėliau bus kažkoks kelias kitas, nes sakau, kol kas nebuvau atradus tikriausiai, pas kurį instruktorį norėčiau eiti, nes manau paprastumas, šiltumas, nuoširdumas čia yra pagrindiniai dalykai. Dėl ko tu nori pas žmogų. Nes jeigu labai malonu girdėti, kad pateisinau jūsų lūkesčius ir nors po mokymo praėjo jau beveik pusmetis, ne? Aš matau tą pokytį ir aš labai džiaugiuosi, kad nebuvo taip, kad aš tiesiog pravedžiau, ten numečiau, pamečiau jūs. Faktas, ne visos taip, kaip jūs pradėjote vesti, bet čia yra normalu, tam tikras procentas atkrenta, nes vėlgi įsijungia kažkokios baimės, scenarijai, įsitikinimai kažkokie, bet aš matau tą jūsų kelią, kad jūs vedate mokymus ir aš suprantu, kad reiškia, aš gerai padariau savo darbą, tai dėl to labai džiaugiuosi. Gerai, tai vėliau dar grįšim prie tam tikrų klausimų, kas būtent mane ir domina, tai ir dar tada Eglė prisistatyk, tu tada trumpai irgi kiek metų dirbi, va trumpai prisistatyk, nes tave taip slaptai labai daug kas žino, bet į eterį tu labai mažai išeini, tai va kažkaip norisi tave talentingą, gražią, kad matytų tave. Esu Eglė, dirbu senai su nagais. Kiek? Daugiau negu pusę savo gyvenimo, tai nuo 12 metų. Labai anksti pradėjai. Iš tikrųjų, man atrodo, viena tokių pirmųjų, kiek aš girdžiu, tai nuo 12, tai Taip, labai iš tikrųjų anksti. labai mane patraukia tie nagai, jau nuo pat senai žinau, kad tikrai noriu eiti šiuo keliu. Vat laikui bėgant atėjau ir pas Oksaną dirbti Edelveisą. Iš tikrųjų, ten tikrai turėjau daug labai patirties geros, labai man patiko pas Oksaną dirbti. Aišku, po to turėjau ir savo kabinetuką ir kitam salone dirbau. Tada vėl pas Oksaną grįžau. Ja, iš tikrųjų suprantu, kad mes labai daug laiko pažįstamos ir mačiau tą tavo kelią, tavo tobulėjimą, kaip keitėsi viskas ir labai smagu, kad mums pavyko išlaikyti tą tokį šiltą, gražų bendravimą ir tiek galim ir mokymuose dalyvauti ir kartu ir seminare ir va dabar bendrai sėdim, kalbam ir daugeliui galbūt tai atrodo labai keista, nes dažniausiai tarp moterų, jeigu yra kažkokie bendri projektai ar ten kartu dirba, tai
iškart jau, žinai, asocijuoja, kad čia gyvatynas, bet Jo. mes parodėm, kad tikrai galime turėti gražų šiltą bendravimą ir palaikymą ir nepasididžiuoti, galbūt ateiti viena pas kitą į mokymus. Man šiuo metu ir manikiūrą darai, ir Taip, pedikiūrą. Žiauriai smagu. Tai kodėl nusprendėjai Mokyti. vesti mokymus? Tai visų pirma, kaip ir minėjau, kadangi turiu daug patirties, tai labai norėjau pasidalinti ir galbūt atnešti, įvesti į rinką tokių mokinių, kurios dirbtų panašiai kaip aš, nes pas mane pagrindinis tas arkliukas yra greitis, Taip. žinoma, profesionalumas, kokybė. Tai iš tikrųjų aš pastebėjau, kad nedaug tokių, kurios dirba greitai ir kokybiškai, aišku, čia yra svarbiausia. Tai dėl to nusprendžiau ateiti pas tave, nes kaip tik tuo metu ir supratau, kad noriu mokinti. Aš taip tavęs klausau ir man labai smagu, kad tu pagaliau gali apie save taip drąsiai kalbėti, kad tu tikrai esi gera specialistė, kad tu greitai atlieki paslaugas, kokybiškai, nes, manau, sutiksit su manim, kad yra dar tam tikri įsitikinimai, kad Taip, jeigu greitai, tai reiškia yra blogai ir nekokybiškai. Taip, iš tikrųjų, tai dabar paskutiniu metu daug labai ir yra tų tokių meistrų, kurios ir sako, kad jeigu bus greitai padaryta, tai tikrai nebus kokybiškai. Ir aš galvoju, plemba, tikrai taip nėra. Kiekvienas turi savo darbo eigą kažkokią, tai kažkokius tinkamus, netinkamus tuos ėjimus, sakykim taip. Tai tas žinai teigimas, kad jeigu greitai, tai reiškia nekokybiškai, tai aš griežtai nesutinku. Taip, dėl to, kad rezultatai ką kitą rodo, žinai, čia manau, kad nereikia niekam įrodinėti, ar greitai, ar negreitai, bet aš pati, kaip ir sakiau, stebiu tave ir aš pati nešioju tavo nagus, tavo daryti darbą. Tas greitai tai nereiškia paskubom. Tai tiesiog yra sudėliotas tavo visi ėjimai. Taip. Tai yra susisteminta ir tai nėra iš to, kad tu kuo greičiau atliktum procedūrą. Šiaip iš tikrųjų, kiek aš mokymų vedu, tai aš pastebiu tokią tendenciją, kad yra problema. Merginos nežino, kaip sutrumpinti darbo laiką. Nes klientai pripratę, tarkim, Ernesta, man atrodo, irgi darai pakankamai greitai tu su pedikiūrais, tai mažiau galbūt žinau, kiek atlieki tas paslaugas, nes pas tave nesitariau. Tai klientai pripranta, kad jie nori greitai, kokybiškai. Iš karto tie meistrai užkelia tą kartelę, kad jie supranta, kad galima atlikti gerai, greit, kokybiškai. Ir, kaip ir sakiau, kitos, tarkim, daro ilgai ir jos jaučia tą įtampą, kad jos irgi nori daryti greit. Tai aš manau, kad būsimi meistrai gali į tave kreiptis, nes tu gali išmokyti, kaip savo paslaptim kažkokiam, kaip tu atlieki tas paslaugas, nes aš asmeniškai dabar, man atrodo, aš nepadaryčiau netgi taip greit, kaip tu darai, nes aš jau su klientais nedirbu ir tai vis tiek pas tave jau yra įprotis, kiek tu tūkstančiuosi sudildžiavus nagų, maždaug skaičiavai? Kažkada bandžiau skaičiuoti, tai po mokymo, kai mes ten apie save turėjom rašyti bio, tai iš mano visų tų skaičiavimų apie 50 000. Wow. Todėl, kad kaip visi žino, tai aš dirbdavau labai daug. Tai ir dabar, man atrodo, labai daug. Dabar irgi, kol įsirenginėjau savo studiją, tai dirbau daug, nes iš tikrųjų reikia spėti ir klientas sutvarkyti. Ir mokymus pravesti jau. Ir įsirengti dar, žodžiu, darbo buvo. 50 000, wow. Aš irgi kažkada bandžiau skaičiuoti, bent jau kiek frenčių, tai irgi ten eina kalba apie tūkstančius. Taip. Tai iš tikrųjų faina, kad galima pasidalinti, kad tikrai turi tą tokią patirtį. Jo, iš tikrųjų, tai ką dar noriu pasakyti. Atsimenu, Oksana, kai mes ruošdavomės čempionatam, tai tas man irgi atnešė labai daug to pagreitėjimo, bereikalingų tų ėjimų nedarau, ką gali padaryti su vienu antgaliu, tai nedarai su 5, čia iš tos serijos. Taip. Tai tai irgi tas dalykas. Jo, čempionatai iš tikrųjų daug ką duoda, aš kaip sakau, meistras gali pasireikšti, parodyti savo kūrybiškumą, kūrybingumą, parodyti iš tikrųjų, kokios yra galimybės. Tai aišku, dažnai kas pamato ten, tarkim, kažkokius ilgus nagus, sako, tai kaip čia dabar su tokiais nagais gyventi, tai ne apie tai eina kalba, kad mes iš tikrųjų savo šitoje sferoje galime
tiek čempionatuose dalyvauti, tiek mokymus vesti, tiek aš asmeniškai prekinį ženklą turiu ir mokymus vedu. Aš savo laiku irgi dalyvau čempionatuose, surinkau, kaip sakau, taures po pasaulį ir viskas. Ir man dabar jau nesinori to, bet jeigu aš norėčiau, aš bet kada galiu į tai grįžti. Tai vat, nes aš matau, kad tu irgi dabar kažkaip dalyvauji čempionatuose ir laimi prizinės vietas. Tai kokiose kategorijose tu dalyvauji? Tai aš pradėjau prieš metus, tai buvo debiutas, o dabar aš jau kaip junioras. Junior kategorija ir tai būtent su stileto formos. Su stiletu, bet čia yra neakivaizdinės nominacijos. Ta prasme, tu nusiunti darbą, taip, ane? Čia yra online. Jo. Gyvai, ne, dar nedalyvavau. Nu, kadangi aš kurį laiką ir teisėjavau čempionatuose, iki karo dar ir Ukrainą labai daug kartų skraidžiau, ir Italiją, tai teisėjavau. Tai aš asmeniškai, kai pati dalyvau, nenorėdavau šituose gyvuose, ta prasme, čempionatuose dalyvauti, tai būdavo irgi online, kada aš padarydavau darbą, nusiųsdavau ir man būdavo ramu. Ta prasme, nes, nu, vėlgi tas toks vertinimas, geriausias pasaulio meistras. Nu, pradėkime nuo to, kad ne visi dalyvauja. Ir, nu, dažnai ir koja pakiša, kada žmonės gyvai dalyvauja. Stresas, girdėjau, kad ten frezos sugenda, kažkas nutinka. Tai aš manau, kad ten čia taip pat kaip su gražiausia pasaulio moterim. Nu, tai čia labai irgi objektyvu, manau, ne, tai su tais nagais. Bet kaip ir sakiau, tas dalyvavimas jis tikrai duoda savo. Duoda patirtį ir jau pačios jau savo galite įsivardinti tuos dalykus, ne, dėl ko verta vis dėlto. O Eglė, aš dabar prisiminiau, tu paskutinį savo darbą siuntėjai ir tavo darbas papuolė ant viršelio labai populiaraus žurnalo, tai vat papasakok truputėlį apie tai. Tai taip, birželio mėnesį. Čia kada mokymai buvo pas mus tą patį mėnesį, ne? Jo, aš dar prieš tai buvau pas Iloną Vas, trenerę. Tai paprašiau jos, kad padėtų paruošti kažkokį įspūdingesnį darbą, nes šiaip aš norėjau dėl čempionatų vėl grįžti į tą čempionatinį gyvenimą ir paprašiau jos padėti pasiruošti. Aišku, mes paruošėm ir po kelių mėnesių Ilona sako, nu tai aš nusinčiau į redaktoriai. Tai... Nieko tau nepasakius? Jo, jinai man nieko nesakė. Geras. Sako, tavo ta nuotrauka be konkurencijos pateko ant žurnalo viršelio. Tai lapkričio mėnesį išėjo tiražas, leidinys, jo, ir aš jau juo galiu pasidžiaugti. Tu jau gavai? Jo, aš žurnalą į savo rankas jau turi. Atsiuntė man. Tai iš tikrųjų labai labai faina. Emocijos tai aišku ne šiaip eilinės, nes jau čempionatai buvo man tokie, kur ta prasme ten džiaugiuosi iki negaliu, o žurnalas tai vis tiek jau kažkas naujo, kažkas rimtesnio galbūt, sakykime taip, nes tas žurnalas jisai pasaulinio lygio. Pasaulinio lygio, vad norėjau irgi sakyti. Ir, nu, kiek man sakė, tai ten yra numeris 1 visam pasauliu, skaitomiausias grožio meistrų. Aš irgi domėjausi, tai iš įvertinimas. tikrųjų aš asmeniškai tokiais dalykais negaliu pasididžiuoti, bet iš tikrųjų galiu pasidžiaugti už tave, nes pamačiau, galvojau, wow, iš tikrųjų galvojau fainai, kad ir Lietuvą garsini ir kad, žinai, čia negalima sakyti sėkmė, pasisekė, čia yra darbas. Taip. Ir nėra paprasta padaryti tuos tokius, vat, nes vėlgi ten buvo kaip posteris, ne, ten bendras komandinis darbas, ne? Taip. Tai Ilona padėjo sugalvoti visą tą įvaizdį. Taip. Ir aš nagus dariau. Ilona man padėjo pasufleravo kai kuriais atvejais. Fotografė buvo ir visažistė. Tikrai įspūdingas darbas. Tai kas norėsit pamatyti, galite užeiti pas Eglį į profilį ir pamatyti. Tai man iš tikrųjų labiausiai patiko tas derinys, nes aš labai mėgstu žalią spalvą, tai vat, visas tas derinys man labai labai sužavėjo. Jo, iš tikrųjų tai pasirinkau ryškias spalvas, kad šiek tiek paįvairint, paspalvint tą mūsų gyvenimą. Tuo labiau dar buvo vasara, tai kaip tik norėjęs kažko ryškaus, gražaus, tai vat pavyko tą ir įgyvendinti. Kadangi aš asmeniškai niekada nevedžiau pedikiūro mokymų, tai aš kaip suprantu, tu tik pedikiūro mokymus vedi, ar ir manikiūro? Kol kas tai tik pedikiūro. Buvo vieni, kuriuos pravedžiau mergaitį ir manikiūro, bet... Neužkabino? Ne, manęs ne, mano grinai yra varikliukas iš tikrųjų pedikiūrai.
Kažkas turi pedikiūrus vesti. Taip, ir iš tikrųjų gan mažai meistrų Lietuvoje. Mažai instruktorių, ne? Nu, sakyčiau, kad jo. Nu, Bet tikrai tai- nėra tiek, kiek manikiūro. Bet pas tave yra podologinis ar tiesiog pėdų sutvarkymas? Kaip tavo tas kursas atrodo? Tai aš dirbu su podo diskais, tai yra pėdos apšlifavimas. Tai kaip aparatinis Taip, skaitosi, ne? skaitosi aparatinis jau su podo diskais. Ir tada grinai nagų sutvarkymas ir nulakavimas dar, jeigu galima nagus lakuoti. Nes irgi yra klausimas. Tavo mokymai, jie orientuoti į jau dirbančius meistrus ar jau, ar gali būti ir naujokai? Kadangi aš dabar vedu tik individualius, tai esu jau vedus ir nuo nulio. Tai faktas, kad tai užtrunka daugiau dienų negu jau dirbantis meistras, kuriam reikia mažiau žinių, nes jis jau kažkokias žinias turi. Tai dirbu ir su tuo, ir su tuo. O kiek dienų trunka Priklauso nuo programos? nuo programos. Iš tikrųjų, jau jeigu yra dirbantis ir dirba su aparatu, jau moka frezą laikyti ir jau yra dirbantis meistras, tai būna 2 dienos dažniausiai. O jeigu nuo nulio, tai žiūrim pagal pačią merginą, moterį, tai gali būti ir 3 dienos, ir 5 dienos. Tai reiškia, jeigu žmogus ateina individualiai mokytis pas tave, tai tu jau pagal tą žmogų padarai programą. Būtent pagal poreikius, ko jisai nori išmokti. Teisingai suprantu, kad prieš pasirenkant tavo mokymus žmogus, kad tu paklausi, ko jisai nori, kokie lūkesčiai. Yra tas toksai Taip, žinoma, dialogas. man kai parašo, pradeda domėtis, tada aš pati labai daug įsiklausinėjau, nes, pasimti naują žmogų ir nuo nulio pradėti ir tau vieną dieną pasimti, Nelogiška. neįmanoma tikriausiai netgi būtų, jis nieko neišmoktų. Aš labai daug kalbu, klausinėjusi, buvo su viena mokinė, susiskambinom, tada pasikalbėjom, išsiaiškinom, kiek trunka, netgi įsiskirstam, pavyzdžiui, nėra taip, kad ten pasiimi 5 dienas, ne, ir iš karto jos. Tai būna, tiek laiko žmonės dažniausiai neturi. Tai pirmą, pavyzdžiui, savaitę buvo 2 dienos ir paskui dar 2 dienos buvo po kelių savaičių. Man patinka toks požiūris, nes žmogus tada, kaip sakau, suvirškina tą informaciją, galbūt atidirba ir jau su esamais klausimais sugrįžta. Tai Taip. tas dalykas labai gerai. Aš mačiau, kad neseniai pas tave ir Dovilė buvo mokymuose, tai Dovilė irgi kartu su jumis mokėsi instruktoriaus mokymuose. Dovilė irgi veda mokymus, tai jau iš tiek merginų, sakyčiau, labai labai daug. Tai kaip Dovilė sekėsi pas tave mokymuose? Dovilei labai gerai sekėsi. Vis tiek jau atidirbta, ranka yra su freza, jinai žino, kaip laikyti. Labai greitai suvirškino mano informaciją. Jinai labai perfekcionistė. Į Labai. mano mokymus nuolat skau, Dovilė, sakau, tu jau viską žinai. Ne viską, bet sakau, tu jau tą patį kursą. Aš dar noriu, pas mane dar yra klausimų. Taip. Tai, o iš tikrųjų, Dovilė, sakykim, jau meistrė, instruktorė, nėra pas tave tokio, kad kažkaip nepatogu ar bijai priimti jau instruktorius arba tokius jau stipresnius meistrus? Ne, visiškai kažkaip ypač su Dovilė labai lengvai buvo. Gal dėl to, kad jau mes šiaip esame pažįstamos ir bendravusios, tai man su jie buvo tikriausia iš visų, kiek jau vedžiau mokymų, vieni iš lengviausių. Nes man užtekdavo parodyti ir jinai viską atkartoja dar su kaupu, įsiklausinėja N+, Taip. kad būtų viskas aišku ir tikrai aš manau, kad jai to trūko, nes vis tiek jinai dirba tik su manikiūrais, dirba iki to, tai dabar pedikiūrus jinai atkals jau su kaupu, jau pradės nuo vasaros ar nuo kada jinai ten planuoja pradėti dirbti jau grinai ir su pedikiūrais, tai manau iki to laiko jinai labai daug praktikuosis, kad jau išeitų ir žinotų, ką jinai daro, ne ten, bet kaip atmestinai. Dabar toks klausimas kyla, čia aš ir iš savo patirties. Tu, kai pradėjai vesti mokymus, ar tu pastebi, kad tu ir pati kažko išmoksti, vesdama mokymus? Faktas. Ne? Visas linksi, tai papasakok, ką būtent savyje galbūt atradai ir kaip pasikeitė galbūt požiūris ar iš tos prizmės. Aš labai kai pradėjau vesti mokymus, labai bijojau, vis tiek tie pirmi kartai. Tai iš tikrųjų mokymuose aš galvojau, kad man pačiai bus labai labai daug streso, bet iš tikrųjų ne, kažkaip atvirkščiai gaunasi, kad ramybės uostas man yra, bet būtent su pedikiūrais.
Aš kažkaip jaučiuosi, kad aš ten esu, nes vis tiek su pedikiūrais labai tu mokiniesi, nes kiekvienas žmogus atėjęs su savo pėdom, tu gali ten rasti labai smagių įdomybių. dalykų. Nu taip, čia tokia sritis, Tai kur tada ten... gaunasi, kad aš pati tobulėju, nes tikrai būna tokių, kur tu pirmą kartą matai tam tikrą situaciją. Ir ką tada darai? Tvarkomės. Nu, vis tiek, kadangi jau ne pirmus metus aš su tuo dirbu ir labai daug ateina problematiškų pėdų, kurios galvoja, tai čia tik estetinis. Nu, tai jau ten nebūna tik estetinis. Plus Dovilė irgi gavosi, kad jos antras modeliukas buvo su problematiniais nagais, kurių lakuoti negalima. Nu, tai va, tai prie to jinai pamatė, kaip ir sutvarkomi yra problematiniai nagai. Kokią galėtum pagrindinę tokią problemą įvardinti, vat būtent pedikiūrę? Nes nu vis tiek, visi mes turime pėdas, kojas, galbūt neteisinga, netokią avalynę nešiojam. Vat kokia yra tokia dažniausiai pasitaikanti problema pas žmonės? Per maži batai ir per mažos kojinės. Ir Žmonės, taip, žmonės nemoka įsirinkti tinkamos avalynės, ypač batų ir ypač moteris. Jos 90% nešioja vieną išmerą per mažus batus. Per mažus. Taip. O sakyk, va tokie bateliai kaip pas mane, jie irgi žaloja nagus. Priklauso, kiek tu laiko su jais vaikščiasi. Tai va, filmavimus tik tai. Tai faktas, kad jeigu tu įsidėsi ten tik renginiams ir porą valandų pabūsi, tai greičiausiai tikrai nieko neatsitiks. Bet irgi, kaip tu juos esi pasirinkus, koks yra dydis. Yra merginų, turėjau va klientę nesiniai, kuri dalyvavo gimtadienį, užsidėjo per mažus batelius ir nusimušė nagus. Jai užteko poros valandų tam, kad atėjus pas mane į kabinetą aš jai nuimčiau nykščius kojų. Tai reiškia, čia kaip oniholizė gaunasi. Nu, ta prasme, nagas. Jis yra numuštas, tai Numuštas, taip. Giliai, nu, galima sakyti ir taip, kad... Tai buvo pamoka tavo klientėje, ne? Nu, nemanau. Po tokių, ne visi pasimoko iš tokių klaidų, žinok. Aiste, tu savo Instagrame pasakoji apie šitas problemas, daliniesi su savo auditorija. Šiaip stengiuosi visą laiką, jeigu tik turiu telefoną po ranka, tai stengiuosi ir nufilmuoti, ir nufotografuoti, ir būna labai supykstu ir tada story įmetu jau kalbanti pati, kad nedarykit taip, nes iš tikrųjų man skauda širdį, kaip ateina ir ypač jaunas merginos, kur turi labai gražias pėdas, labai gražius nagus ir po kelių kartų, nu, tie nagai jau gali būti, kad jie nebetauks tokie gražus ir tada jau trauma visam laikui bus. Tai reiškia, kokį galėtum tokį patarimą duoti vieną, jeigu reikėtų duoti vieną, kokį galėtum duoti patarimą savo žiūrovams, savo auditorijai. Kad rinktųsi tikriausiai tinkamą avalynę, kad pagal paduką įsimatuotų iš tikrųjų, koks tinka dydis, kad jeigu per paduką jau išlenda kažkiek tavo pėda, tai jau reiškia, avalynė tikrai netinka. O pas tave vyrai ateina? Taip, turiu. Ateina? Žinok, patys geriausi klientai yra vyrai. Kodėl? Tai pradėkime nuo to, kad... Ar batpinigių palieka? Palieka. Iš tikrųjų palieka vyrai ir niekada neklausia, už ką čia man dabar tiek daug reikia mokėti. Jie supranta, kažkaip vertina tą darbą, vis tiek mūsų darbas yra tarp dulkių, kas ir mums sveikatai kenkia. Tai jie kažkaip labai supratingai tai žiūri ir jiem pasakai, kad dabar kitas vizitas lygiai ten po 3 savaičių ir jie čia ateis kaip pas lygiai. daktarą iš tikrųjų, ne? Tai jeigu yra problema, tai ją reikia spręsti. Taip. Bet vis tiek turbūt daugelis vyrų ir bijo turbūt ateiti, nes pas kažką galbūt dar yra įsitikinimas, kad čia yra, nu, nevyriška, žinai, bet aš manau, kad tas pats ir manikiūras galbūt, ne, ten bent jau prieš vestuves, ne, ar tas pats pedikiūras, tai čia taip pat kaip ir ar pas kosmetologą nueiti, ar pas, nežinau, odontologą, kaip tau atrodo? Jo, anksčiau gal būdavo didesnė ta tabu vyrams, kad čia jau manikiūrai, viskas čia jau kažkas, bet aš pastebėjau, kad prieš kokius gal 3 metus, jau 3 metai, kad jau vyrai taip nori eina, ypač prieš vestuvės vasarą, tai tikrai jų padaugėja, bet yra ir kas higieninė maina, netgi pasakysiu, nuo 40 metų. Vyrai, jie jau pradeda savim labiau rūpintis iš tikrųjų. Aš manau, kad labai džiaugiuosi tuo. Apie tai irgi reikėtų galbūt kalbėti, nu, nes tai yra, man asmeniškai tai yra normalu, bet
galbūt kaip ir sakiau, kad bijo, kad čia kaip čia pagalvos, nes aš kiek kartų sakydavau, kad taip pas mane ateina vyrai, čia kažkada labai labai seniai. Nu tai turbūt jau ne tos pakraipos. Ne, sakau, tai verslininkai žmonės, kurie prisižiūri arba nenori patys kramtyti nagų ir, nu, tarkim, nori vaikščioti su tvarkingais nagais. Egle, tu darai japonišką manikiūrą. Taip. Ne, ir aš darau. vis pastebiu, gal ir aš visai norėčiau išmokti, tai buvo tokių netgi minčių, gal net ateit pas tavį į kursus. Ar japoniškas manikiūras tinkamas vyrams? Tikrai taip tinkamas tiek vyrams, tiek vaikams, tiek Ir vaikams? nėščioms, tiek, ta prasme, be išimčių visiems, nes ten visi komponentai yra labai natūralūs ir saugus. Tai pas mane iš tikrųjų yra ir vyrų. Nu kaip, šiaip aš darau tik savo. Savo ratą. Savo vyrui tik tai. Ai, tik turiu Jo. vyrą, bet tik savo vyrui darau. Tai va, tai ir sūnus šiaip irgi dažnai pasiprašo, kad padaryčiau jam manikiūrą. Sako, mama, jau laikas, nes pamatė, kaip vyrui darau, tai ir pats susimanė. Ir sakau, kadangi čia yra tas manikiūras, kuris tikrai yra tinkamas, tai tikrai aš be jokių klausimų padarau. Tai kad žiūrovai suprastų, tai tas manikiūras, nes vėlgi kiekvienas žodį manikiūras supranta skirtingai. Kažkam manikiūras tai yra nagų pariauginimas, kažkam tai yra lakavimas, bet kalbant apie tą japonišką manikiūrą, tai ten lakavimo gi nėra. Ne, ten lakavimo nėra, ten yra tvarkomos odelės, nagų ilgis tvarkomas ir įpoliruojama tiek pasta, tiek dulkės, kurių dėka išgaunamas spindesys, atrodo nagai labai tvarkingai ir tokią procedūrą galima džiaugtis 2-3 savaitės. Po to vėl reikia kartot procedūrą, bet vat, kas faina, kad iš tikrųjų procedūra neįpareigoja, kaip su priaugintais, nulakuotais, tikrai to nereikia, nu, ta prasme, jeigu nenori, tai ir nebesdarysi, žinai. Jeigu pas tave norėtų ateiti koks nors vyras, ar tu priimtum jį, ar pas tave jau tik tai vieta vienam vyrui ir apskritai neturi laisvų vietų? Aš pati kaip ir to noro neturiu priimti svetimų vyrų. Ir kitas dalykas, aš tų ir vietų laisvų neturiu tiek daug, kad priimčiau kažką tai šiaip sau. Tai iš tikrųjų aš nusiunčiu pas savo merginas, kurios dirba pas mane ir jos tikrai gali priimti ir maloniai atlikti paslaugą. Reiškia, tavo studijoje yra merginos, kurias tu apmokius. Taip. Būtent Tai- japoniško manikiūro. ne? Taip, japonišką manikiūrą šiuo metu gali atlikti viena, bet pas mane dar dirba ir mergaitė su priauginimais, korekcijom, lakavimais. Viena daro pedikiūrus, viena su blakstienų antakių laminavimu ir makiažai, aišku. Reiškia, tu dabar jau daugiau vesi mokymus ir jau tavo merginos yra apmokytos tavo technikos, jau kad tu galėtum perleisti arba jeigu taip. pas tave nėra vietų, ne, tu jau nusinti pas kolegės, teisingai? Jo, iš tikrųjų, tai planuoju po naujų metų dirbti Dar mažiau. dvigubai mažiau. Aš mačiau tavo Taip. grafiką, galvau, šaunuolė. Jo, iš tikrųjų, nebegaliu savo tiek leisti, todėl kad turiu sūnų, sūnui reikia dėmesio, reikia ir šiaip šeimai dėmesio ir galų gale noris pačiai pagyventi, nes... Jau atidirbi, man atrodo, tu jau Jo. dabar dar pakankamai esi jauna, bet atidildžiavai, kaip ir sakau, Taip. savo. Tai man, aš būna ir jokauju, sakau, man jau pensija ateina. Taip. Aš irgi Man taip visi sakau, aš jau sako. pensininkė. Tai man visi Atidirbu. sako, man dar buvo tada 24, kai aš taip sakiau, sako, kokia ta pensija, žinai. Nu, bet juokas Bet- juokais, tai, kaip sakau, jau pradeda skaudėti Taip. ką, arba nugarą, arba jau... Riešą. tas, jo, riešą, tas tokios Taip, tai pagrindinės. ir akis, ir plaučiai jaučiasi, ta prasme viskas jaučiasi. Bet čia ne tiek, kiek dėl tos sveikatos būtent šiuo metu, nu žinai, vaiko. būna dažniausiai, kai jau labai blogai, tada dėl sveikatos. Taip. Šiuo metu ne, aš noriu dar pagyventi, ta prasme pakeliauti, daugiau gal pamatyto pasaulio, tai dėl to daugumą darbų noriu perleisti merginom. Nu, bet aišku, savo klientės pasiliksiu. Jau atsirinksi pačias mylimiausias, mane svarbiausiai nepamiršai, nes aš jau savo tingiu iš tikrųjų daryti ir aš Jo. jau priprantu. Smagu. Kokias tu programas turi? Papasakok. Aš vedu bazinius manikiūro ir ilgalaikio lakavimo mokymus ir nesiniai pradėjau vesti priauginimo mokymai su viršutiniam formelėm. Konkurentė. Jokauju, iš tikrųjų, aš niekada neskaičiau, kad kiti instruktoriai, kurie veda mokymus, kad jie yra mano konkurentai, nes aš, kaip sakau, visi randa savo klientus
Ir žmogus renkasi pagal galbūt požiūrį, galbūt gyvenimo netgi būdą, ne? Nes vat, kaip ir Aistė sakė, kad kažkaip jeigu žmogus imponuoja, tai vat, aš būtent noriu pas tą eiti, ne? Tai arba datos netinka, arba kiti miestai, ne? Tai labai smagu, kad vėlgi pas mane mokys viršutinių formelį, dabar vedi mokymus ir fainai, kad aš kaip sakau, šitą techniką viršutinių formelių jinai pasiteisina ir jeigu ir tu vedi mokymus, tai labai smagu. Bet tai tu grupės turi, ar tu irgi individualius? Ne, pas mane yra individualūs mokymai, tai turiu po vieną mokinę ir taip ir vyksta mano mokymai. Tai kai aš turėjau viršutinių formelių mokymus, tai vedžiau tom merginom, kurios pas mane grįžo po bazinį manikiūro mokymą. Aha. Tai tas ir labai motyvuoja ir tikrai džiugina, kad merginos grįžta, kad jom patinka. Tai irgi, ką aš supratau mokymų metu ir per visą šią patirtį instruktoriaus, kad taip, mokiniai renkasi pas ką eiti. Tai renkasi tave kaip asmenybę, kaip žmogų. Reiškia, kad tu kažkiek imponuoji, kažkiek turi autoriteto tam mokiniui ir tas tikrai labai džiugina ir motyvuoja. Kiek dienų trunka baziniai, sakė, ne, vedi, kiek trunka Taip. dienų? Baziniai manikiūro mokymai mano trunka 2 dienas ir taip pat viršutinių formelių mokymai taip pat 2 dienas. Tai jeigu, tarkim, baziniai trunka per vienas išeiginės, nes mano mokymai dažniausiai vyksta tik savaitgaliais, kadangi darbo dienom aš pati esu dirbanti meistrė, tai jau sekančias išeiginės po savaitės galim bandyti su viršutiniam Žiūrėk, formeliam. aš jau radau būtent išskirtinumą, aš savaitgaliais nedirbu, tu dirbi savaitgaliais, nes vėlgi, ne, va, tarkim, žmogus nori ir, nu, va, jam netinka diena, aš asmeniškai savaitgaliais nevedu mokymus. Nu, labai retai šį savaitgalį turiu vieną mokinę, bet tai yra labai retai, o kažkam yra patogu, kad savaitgalį gali pravesti. Taip, aišku, aš pati ir pajaučiau, kad čia kenčia mano šeima, bet noriu labai įsivažiuoti, o ir kadangi dirbu savo studijoje ir pas mane irgi dirbo merginos studijoje, tai taip pat reikia ir pagal jų grafiką derintis. Tai tiesiog pačioj pradžioj, tai taip, bet bandau įsivažiuoti savaitgaliais. Aišku, labai tikrai jaučiasi nuovargis, bet sakau, reikia truputėlį pasiaukoti ir po to galbūt susidėliosim kažkaip kitaip ir Tai vat irgi norėjau pasakyti, kad kartais reikia kažką paaukoti. Tai svarbiausia laiku sustot, bet, nu, jeigu tai yra kažkaip aptarta, ne, kad, vat, nu, ne kiekvienągi savaitgalį tu vedi mokymus. Taip, Ar aš dažnai? savo nusistačiau grafiką, kad į mėnesį turėsiu 2 kartus mokymus, bet realybė yra tokia, kad tikrai būna taip, kad ir visas mėnuo būna užimtas. Tai labai gerai, jeigu pas tave ateina, nes dabar pasiūla yra didelė, bet, nu, ne visą laiką žmonės kaip ir pasiūla turiu omeny, kad daug tų instruktorių. Taip. Ir jeigu tave renkasi jau dabar, kada tu dar tik tai pradėjai, tai dar nesi pakankamai žinoma, nu, tarp Vilniaus, tai Taip, aš sakau, reikia į eterį lįst po truputėlį, kad tave žinotų. Tai labai džiaugiuosi už tave, kad tu jau Na, tiek. taip, nes tos mokinės tai yra grinai iš mano rato, iš mano sekėjų, kuris yra Taip. labai mažas, Kol iš kas. mano pažįstamų, iš klienčių tų pačių ateina. Taip ir vat, kas liečia instruktoriaus mokymus, per kuriuos aš sužinojau, ne tai, kad sužinojau, bet pasikeitė mano požiūris į soc tinklus, kad be galo reikia daug dirbti ties Taip. tą linkmę ir tai yra mūsų marketingo niša, kurią mes turim pasinaudoti. Tai aišku, tie resursai mano rato greitai pasibaigs, aš tai suprantu ir reikės kibti darbus jau su soc tinklais. Tai dabar vedi socialinius tinklus. Po mokymų, Po po mokymų. tavo pradėjai. mokymų, taip, be abejo, pradėjau daug aktyviau, nes iki to tai soc tinklų visiškai nevedžiau. Tai dabar, jeigu turiu kokią idėją, tai iškart tik knygutę užsirašau ir kai tik turiu laiko, tai kažkokį tai ar reelsą, ar postą, tai pasistengiu parašyti ir kelti. Ar baisu? Pradžioje buvo baisu. Dabar ne? Dabar jau lengviau, iš tikrųjų čia irgi yra patirtis ir praktika ir su įgūdžiais, kuo toliau, to lengviau darosi. Bet aš skaitau, kad čia irgi yra įdirbis ir reikia tobulinti pastoviai čia žinias. Tai tikrai nemanau, kad čia link to aš ir sustosiu, reikės kažkaip domėtis ir nueiti grinai į mokymus, kur bus stiprus mokymai apie socialinius tinklus ir kaip juos tinkamai vesti. Tai va, aš dabar po truputėlį pradedu jau apie tai kalbėti. Pati mokausi būtent ir marketingo, ir apie visus algoritmus, kaip vesti, kodėl vieni žmonės būtent stebi vieną žmogų, kito nestebi, ne, kaip užkabinti. Tai galėsi pas mane kreiptis, nes man tas patinka. Socialiniai tinklai, jie labai labai keičiasi, kiekvieną mėnesį vis kažkokių naujovių.
Ir aš kaip sakau, kad mes turime prisitaikyti prie tos rinkos, prie tų pokyčių, kurti tos pačius video turinį, reelsus, ne, kaip aš sakau, ir išeiti ne tik į Instagramo, ir kitas platformas, nes yra statistika, skaičiai, kiek yra vartotojų, ten Facebook'e, ne YouTube'e, Instagram'e, TikTok'e, dar yra daug kitų socialinių tinklų. Tai tą daryti tikrai reikia. Nes, arba mes, arba kažkas už mus tai padarys. Ir vėlgi žmonės renkasi tada tuos, ką mato daugiau, svarbu sukurti tą pasitikėjimą, tai, sakau, arba tu, arba tave. Tai tas yra tikrai svarbu ir aš realiai dabar neįsivaizduoju, kaip pritraukti be socialinių tinklų. Neisiu, negaudysiu gatvį, ten ateik pas mane į mokymus. Anksčiau kažkaip labiau, aišku, ta rekomendacija iš lūpų į lūpas, dabar irgi tas yra, bet netgi kai deda į Facebook'e rekomenduokit mokymus, ten, tarkim, viršutinių formelių. Ir kai pas mane čia neseniai buvo Reginos instruktorės, pas mane irgi vaikšto, tai sako, man Oksana Šlegova lygu viršutinės formelės. Darsime, aš jau sukūriau tokią asociaciją, kad aš reiškia jau apie tai. Ir irgi aš lygiai taip pat vedu mokymus apie viršutinės formelės ir bazinį, ir kvalifikacijos kelimo. Nes man tai patinka, aš matau tame naudą, aš matau rezultatus ir aš puikiai, aišku, ir su šablonais dirbdavau, bet jeigu aš matau, kad galima išgauti tą patį rezultatą žymiai greičiau su kita technika, tai kodėlgi ne? Nes vėlgi per tiek metų, kiek aš 16 metų irgi, kaip Eglė sakė, pusę savo gyvenimo, tai aš mačiau, kaip keitėsi viskas, kaip keitėsi rinka, kaip keitėsi technikos ir man visą laiką toks, tai atrodo, ką dar sugalvos. Jau atrodo ir tas yra, ne, bet tiek vis kažkas naujo. O žmonės, klientai ar mokiniai mėgsta, kuomet meistras tobulinasi, eina į mokymus, daro naujas technikas. Aš pamenu, pas mane ateidavo kažkada klientė ir po kažkokių mokymų aš jai kitaip manikiūrą pradėjau daryti. Ir jinai taip nustebo, o šį kartą kažkaip kitaip darai, o šį kartą tu kažkokį čia kitokį antgalį paėmei. Ir, jiems patinka. Tavrasme, kad aš kažko, nes savo laiku tikrai daug jau mokymus, aš kaip juokauju, su savo sertifikatais ten galiu ištapetuoti sieną. Ir vėlgi, tą irgi keldau vis laiką socialinius tinklus. Ir žmonės tą turi matyti. Ir anksčiau, aišku, būdavo, nežinau kaip jums, ten atrodo nepatogu, tai čia galbūt aš čia giriuos dabar, kad aš nuėjau į mokymus, kad aš čia tokia šaunuolė, bet tiesiog objektyviai, kad taip aš tobulinusi, taip aš mokausi ir aš kažką naujo moku. Ir aš visą laiką skatinu, kad nuėjote mokymus, nuėjote seminarą, parodykit, kad buvot, kad jūs tobulėjate. Dedat? Taip, ir mano buvo kažkada tokia nuomonė, kad jeigu aš kelsiu čia ir atrodys, kad aš giriuosi kažkuo, o dabar jau tikrai požiūris pasikeitė ir jau jeigu keliu informaciją, tai tikrai tikslingai ją keliu ir pajaučiau tą naudą, nes jeigu aš kažką tokio paviešinu, ypač kas liečia mokymus ir kažkokią tikslingą informaciją, tikrai jaučiu iš karto susidomėjimas, jaučiu kaip plūsta žinutės ir klausinėjau iš karto apie mokymus, kokius mokymus vedat, kokios kainos ir tas susidomėjimas tikrai ateina iš socialinklų ir pasijautė, tai dėl to ir norisi toliau dirbti ties tuo. Dar truputėlį papasakok, kodėl vis dėlto nusprendėjai pasirinkti mokymus pas mane, nes iš tikrųjų nedaug kas veda instruktoriaus mokymus. Ir aš kaip sakau, tai mokymai nebuvo apie tai, kaip ten daryti nagus, nes tu kaip ir pedikiūro mokymus vedi, aš tai pedikiūro nemokinu, bet aš kaip sakau, tai mokymai ne apie tai, kaip daryti jau tą, ką jūs mokate daryti, o taip kaip save pateikti. Tai kodėl būtent mane pasirinkai? Tikriausiai viena iš priežasčių ir buvo, kad aš kaip pradėjau galvoti kažkur, tai po truputį man mintyse sukosi ta mintis, kad jau galbūt man reikia, tai tu paskelbėjai, kad tu pradėsi vesti, o kitas dalykas, nelabai mačiau pas ką daugiau eiti, nes aš labai mėgstu šiltus žmonės. Gražius, šiltus, mielus, kur nebijai kažką pasakyti, nusišnekėti, ateiti, apsikabinti, jeigu reikia paverkti ir, toks turi sukurtą ryšį, jau vis tiek skaitai tu žmogų pagal jo išvaizdą, žiūrėjimą, tai kažkaip nemačiau čia, aišku, norėjau, kad ir Vilniui būtų, nes vis tiek gyvenu čia ir man patogiau pačiai, nes po instruktoriaus mokymų dar bėgdavau kelias klientės priimti vakarais, tai tikriausiai dėl to, kad tu tokia šilta labai pasirodė, nes aš tau ir rašiau ir klausiau, ar aš tinkama dėl pedikūro, nes aš jau žinojau, kad aš eisiu tikslingai su pedikūru.
Tai ir kaip tu parašai, kad taip, tada dar buvo toks kelių dienų apmąstymas, ar tikrai dabar, bet o kada, jeigu ne dabar, jeigu tu jau pradedi galvoti, tai reiškia, atėjo jau tavo Reiškias laikas. dabar. Taip, tai reiškia, dabar turi eiti ir daryti, nes jeigu tu, nu, tu gal čia po metų, čia dar kažkada, tai tu nenueisi. Taip. Nes reikia lipti per savo baimės. Kuo tu greičiau pradėsi per jas lipti, tuo tu daugiau pasieksi gyvenime, manau. Mane čiurpuliukai. Iš tikrųjų, aš irgi apie tą patį kalbu, kad ten, kur yra baimė, ten yra mūsų tobulėjimas. Nes jeigu jau norisi, jeigu jau nusprendėm, nes mes turime tą tokį dalyką, kad dar va truputėlį pasimokysiu, dar va vieną kursą praeisiu, va dar ten kažką ir jau tada aš jau galėsiu. Ir, žinai, atrodo, tas ir buvo, nes aš tais metais iki instruktoriaus, aš labai daug praėjau, ypač su pedikiūrais mokymu, tai ir online, ir gyvai dalyvavau, ir problematiniai, ir estetiniai. Tai gal man ir buvo, kur aš daugiau eisiu, viskas. Ta riba, kur vis tiek jau 6 metai atidirbti ir tu turi, čia kaip draugystė, kaip draugauji, žinai, su vaikinu, 5 metai yra ta riba, kur arba ženysies, arba skirsis, bet taip ir yra. Tai ir man manikiūrė, kadangi jau va tie 6 ir jau viskas, tu turi kažkur eiti. Nes arba tu dar stovėsi savo vietoj ir dar 10 metų ten tilčiuosi ir nieko nepasieksi, arba lipsi per save, darysi ir išeisi į tolimesnius vandenynus. Teisingai. Tai instruktorių mokymuose, tai ne aš viena juos vedžiau, tai pas mus buvo komanda, tai Armandas Kažerskas, Gracijana buvo ir Kristina. Tai kas tau labiausiai patiko iš visų, apart manęs, iš tų 3 pranešėjų, kas tau paliko didžiausią įspūdį ir ne tik, bet ir įtaką turėjo, kad tu kažką išsineši, kas tau labai buvo svarbu? Tikriausiai jie, bet kokiu atveju, visi įskiepijo po kažkokią dalelytę, bet manau, žinok, iš kiekvieno aš pasiėmiau, gal netgi sakyčiau, po lygiai, nes vis tiek daug kalbėta buvo ir apie socialinius tinklus, tai jie visi kalbėjo apie socialinius tinklus. Tai galva tas man irgi, kad reikia ten dalyvauti, nes ten ir vyksta visas veiksmas. Ir neužteks dabar šiame gyvenime, kur mes gyvenam, kad iš lūpų į lūpas, neturėsime tos auditorijos. Tai negaliu, žinok, net kažkurio vieno išskirti, nes aš iš jų visų pasiėmiau daugą. Ta pati Gracijana labai daug kalbėjo dėl to, kad jinai tame buvo. Taip, jau jinai išėjo, ne, iš grožio srities. Bet aš dabar organizuoju naują grupę. Balandžio mėnesį tai Gracijana sutiko dalyvauti, nes jinai turi visą programą, jinai turi tą informaciją. Aš sakau, Gracijana ateik, sakau, nes man reikia žmogaus, kuris apie aptarnavimą kalbės. Tai aš jau turiu, ta prasme, žmonės, kurie ves kitą grupę instruktorius, tai bus balandžio pradžioje. Ir vėliau truputėlį apie tai pakalbėsiu, nes vėlgi aš pati pravesdama mokymus, aš žiūriu, ką aš galiu dar patobulinti, ką aš galiu pakeisti, kad tie mokymai būtų dar geresni, nes aš lygiai taip pat, aš pravesdama mokymus, aš mokausi ir savo programuose aš nuolat darau keitimus kažkokius, kad kartais taip, kartais kažką išimu, kartais vėl atgal įdedu. Nežiūriu, kas yra lengviausiai žmonėm, nes kol aš nepabandau, aš negaliu pasakyti, lygiai taip pat kaip ir jūs, jau kuomet pradėjote vesti mokymus, jūs jau galite daryti kažkokias išvadas, kas veikia, kas neveikia, kas jums fainiau arba ne fainiau, arba ten yra aistė, jeigu ten bandy kažkokius kitus mokymus, tai sakai taip, mano arkliukas yra pedikiūrai, ne? Ir aš kaip sakau, žmogus, kuris daro tai, kas jam patinka, tada jisai gali geriausiai išmokyti. Faktas. Sutiksi? Taip, tikrai taip. Nes jeigu tu nemylėtum, nežinotum, tavęs tai nevestų, tu niekaip gerai nei paaiškinsi, nei išmokinsi, tu, man atrodo, pats greičiau pradėsi nervuotis ir ten baigsis tie mokymai net neįpusėja. Iš tikrųjų, turi daryti tai, ką tu geriausiai moki ir tada, man atrodo, palaipsniui viskas ir ateis. Ir tada bus geriausias rezultatas. Taip, faktas. Ačiū tau. Kodėl mane pasirinkai, kaip su instruktoriaus mokymais? Nes tu, man atrodo, iki mokymų jau bandėjai vesti. Tai bandžiau. Tai tas ir buvo, kad aš pabandžiau vesti. Matau, kad taip, čia yra ką veikti. Ta prasme, sudėtinga paaiškinti ir perteikti informaciją, bet įdomu, kabina. Galvoju, okei, tada galima kažką tai bandyti.
Ir kaip tik tu tada paskelbėjai dėl tų instruktoriaus mokymų. Man atrodo, tu Net- pati pirmoji užsiregistravai Jo, į iš tikrųjų, mokymus. tai tu man ir pasakėjai, kai mes išsikalbėjom, kad tu esi ir aš galvoju, vadinas, lemta ir čia tas kitas žingsnis, kurį reikia padaryti. Nes, nu, iš tikrųjų jau senai tą mintį aš turėjau, kad reikia vesti ir daug kas mane vis stumia eiti tą linkmę, bet, kaip aš sakau, nebuvo tinkamas laikas. Man galbūt, Baisu buvo. Nedrasu. jo, galbūt ir tas, ir baisu, ir nedrasu, bet galbūt ne tiek tas baisu ir nedrasu, gal aš tiesiog nenorėjau dar vesti, aš turėjau kitų užsiėmimų, man labai patikdavo su tais klientais dirbti, aš dirbau, man buvo viskas labai gerai. Tai va, ir atėjo tas laikas, kada supratau, kad, nu, viskas reikia. Jau noriu, jau pabandžiau, jau man patiko. Tai va, tai todėl pasirinkau pas tave, nes, nu, net apie kažką kitą ir negalvojau, žinai, kad pas kažką kitą eit. Man visą laiką taip malonu, kai pasako, kodėl būtent mane renkasi, tai jūs turbūt irgi gaunate atsiliepimus pamokymų. Man tai yra didžiausias įvertinimas, kuomet pasako, kad wow, tai patiko, tas, ir aš jau iš tų atsiliepimų, aš jau matau, tarkim, kokios mano stipriosios pusės, kas žmonėm yra svarbu. Tai va, tai man tas feedbackas, jisai toksai kaip apdovanojimas, kuomet aš suprantu, taip, pat dėl šitų atsiliepimų aš ir darau tai, ką darau, nes, nu, aš visą laiką sakau, kad kaip ir su pardavimais, kažkada sakiau, aš jau niekada nemokėsiu, nepardavinėsiu, nes aš to nemoku, bet po to aš supratau, kad aš turiu tikėti tuo, ką darau. Taip. Reiškia, aš produktą parduodu, žinau, kad jisai geras ir aš sakau, taip, jisai geras. Jeigu jisai bus blogas, nu man neapsivers liežuvis. Aišku, yra, kurie turi talentą parduoti ten ir, kaip sakoma, šuduką, ne, bet kokį ten dursmė, jisai įtikins, kad taip. Aš taip nemoku, bet vėlgi supratau, kad taip, jeigu aš tuo tikiu, tuo esu tikra, tai aš tada galiu. Ir mokymus pravesti, ir paaiškinti, ir savo darbę taikau tą, vat, būtent, atrodo, vat, kaip danešti informaciją, nes, nu, sutiksit su manim turbūt, kad vienam, kaip sakau, greičiau informacija daina, kitam yra sudėtingiau. Ir kuomet aš asmeniškai suprantu, kad kiekvienas turi savo temperamentą, ne, vienas ten flegmatikas, kitas ten cholerikas, ne, kaip aš greitai tą informaciją sugeriu. Ir su vienu galbūt nereikės tiek kantrybės, o su kitu reikės aiškinti ir dar kartą aiškinti, ne, tai, nu, bet vėlgi, kaip aš sakau, aš vedu mokymus visiems, tarkim, vienodai, bet kiekvienas pasiema tiek, kiek jisai gali pagal save, ne, tai vat, kartais, aišku, liūdna, kai atrodo, nu, jau, nu, tikrai jau daug paaiškinta, nu, bet nesigauna kažkas, tikrai būna, tikrai ne visi pasiema tiek, kiek norėtųsi, kad pasiimtų, bet, nu, tokia yra realybė ir ne visi tampa tais, kalbėti apie bazinius mokymus, ne, tai ne visi tampa tais meistrais. Ir dabar irgi toksai vat klausimas kilo, ar buvo tokių abejonių, būtent ne tai, kad abejonių, bet klausimas savo nebuvo tokio uždavusius, kad, nu, ir taip daug tų instruktorių Lietuvoje, nu, mes vis tiek Lietuvoje dirbam, tai ir taip daug tų instruktorių, gal čia jau manęs bus per daug. Kaip tau, Ernesta, atrodo? Aišku, buvo tų baimių ir tų abejonių buvo. Netgi buvo toks momentas, kai dėl tų abejonių, kadangi jau artėjo mokymai, nes jau iš anksto buvo suplanuoti ir aš savo programą jau sudarinėjau. Ir besudarant tą programą, nu, ir atsirado tų ir abejonių, ir baimių visokių papildomų. Tai teko nueiti į vieną psichologinį seansą, kur negavau kažkokios motivacijos, o gavau atvirkščiai tokį. Tai neik, jeigu tau nepatogu. Taip. Rimtai. Ir aš išėjau ir taip galvoju, gal rimtai? Gal suabejoji savim. Taip, gal aš čia per save per daug lipu. Bet po to galvoju, ne, nu dar taip nebuvo, kad jeigu aš turiu tikslą. Taip įdomi, tu mane nustebinai. Čia pas psichoterapeutą ar pas psichologą. Jo, ir gal neižvelgia mane to dėl mokymų, nes jis sako, tai dirbk toliau su manikiūrais, tau labai matau, kad tinka dirbti su manikiūrais. Ok, nustebinai. Viso šokiruotas. Taip, bet tu vis dėlto nusprendai nepaklausyti, o paklausyti savo vidaus. Ne, taip, tuo momentu, kai aš išėjau, tikrai buvo ta diena tokia, kad dar daugiau atsirado tų abejonių. Kad, nu kaip čia man dabar aiškina, ką man daryti, ne, aš eisiu kaip tik. O taip, po to galvoju, taigi dar taip nebuvo, kad aš savo tikslo kažkaip nesiekčiau. Bent jau bandyti, tai tikrai reikia. Ir jeigu jau yra tikrai ir metodinė medžiaga sudaryta, ir mokiniai jau yra mokiniai. Taip, užsirašė, tai reikia bent pabandyti ir tada jau spręsti, ar čia mano, ar ne mano, ar man tiks, ar nepatiks. Aišku, pirmi mokymai buvo be galo
sunkus tom, kad aš bijojau. Tikrai prieš mokymus bijojau, bet kai pirmi mokymai praėjo ir ta baimė praėjo, Taip. tai jau antri mokymai man tikrai buvo drąsu, kaip aš tikėjausi, kad man reikės bent jau kokių 5 kartų pravest, kad aš jau jausčiausi drąsiai, bet iš tikrųjų ne, man jau antras kartas buvo visiškai drąsus. Tai labai smagu, kad tu vis dėlto nepaklausėjai ir nuėjai, nes, aš skaitau, jeigu žmogus turi noro, ne iš kažkokio išskaičiavimo, aš noriu ir aš einu. Tai čia, žinai, nereikia nieko klausyti, nei mamų, nei tėtų, nes, dažniausiai žmonės iš savo prizmės pasakoja. Jie turi baimės ir jie galvoja, kad ir tu dabar turi dėl to bijot, bet čia iš tikrųjų įdomi, atrodo, psichoterapeutas, ne, kaip ir turėtų, arba pagrysti tuomet turėtų, kodėl jisai taip nusprendė, ne, iš tiesiog, kad galbūt tu pasilik ten ir sėdėk savo ten, ne iki instruktoriaus mokymus. Jo, Įdomiai. kad komforto zonai laikyti maždaug, tai jo, aš ir labai nustebau ir nesitikėjau, nes aš jau kaip tik motyvacijos gauti, o čia toks atrodo, bet vieną žingsnį atgal norėjau padaryti. Dabar iš tikrųjų matau, kad aktualus klausimas, tai jūs pačios jau esate instruktorės. Ir mes Lietuvoje turime jau nemažai tokių instruktorių, kurie, ir aš tame tarpe jau daug metų veda mokymus. Ir ar pastebėjo tą dalyką, kad jau tos instruktorės, kurios jau yra garsios, kad, galbūt kartais nuvertina savo konkurentės. Tai Eglė, matau, nori pasisakyti. Jo, tai iš tikrųjų tikrai yra instruktorių, kurios paskatina, įvertina, duoda tą tokį spyrį, kad tobulėk, ta prasme, eik daryk. Bet esu girdėjęs iš tikrųjų, kad daug kas nuvertina kitus ir tokios negražios kaip ir kalbos gaunasi, kad kodėl jinai čia tą ir tą daro, jeigu jinai vos negali to daryti, ta prasme nemoka ar dar kažką, tai iš tikrųjų... Tu tada savo tą pritaikai, ar ne, kad, Ne, vis aš tiek mes nuo kažko pradedam. Ta prasme, aš to nepriemu savo, todėl kad, visą laiką buvo, kad žmonės kalba ir kalbės, jeigu kalba, vadinasi, tu esi kažkuo tai įdomus. Priekį. O jeigu aš darau ir man sekas, vadinasi, ne šiaip savo ir ne dėl to, kad aš kažko nemoku ar negaliu, o dėl to, kad kaip tik gal atvirkščiai gaunasi ir sekasi. Toks kaip ir patarimas kitoms nepavydėt, nekalbėt, o eit daryti ir siekt. Galbūt Žodžiu, neklausyti, arba kaip Ernestė, neklausyti netgi psichoterapeutų, kurie sako, ne, tu sėdėk toliau, daryk ten, ką darai ir neik iš komforto zonos. Jo, iš tikrųjų, nes tų pavyzdžių žmonių yra labai labai daug, yra labai daug konkurencingų moterų. Taip, moteris yra tokios, bet galbūt būkime kolegės, o ne priešės vienos kitam, nes pavyzdžiui, kaip yra apie mane daug kas sako, kad aš iš šono atrodau pasikėlus, šlykšti ir nedraugiška, bet tikrai taip nėra. Aš atvirkščiai, tarkim, kad ir pas mane ateina į mokymus, visą laiką merginom sakau, būkit kolegės. Jo, iš tikrųjų yra labai daug pas mus garsių instruktorių, labai žinomų ir jos labai nuvertina mokinę savo. Ir iš tikrųjų mes esam kiekvienas labai labai skirtingas. Ir galbūt aš buvau ten keliuose mokymuose ir man puikiai taip nesiseks, nes mes kiekvienas esam be proto skirtingas. Vienam užtenka 2 mokymų, kuris jau galbūt galės gražiai padaryti nagus, kitam gali neužtekti ir 10. Tai tolerancijos trūksta. Jo, labai trūksta ir iš tikrųjų esu pati buvus mokymuose, esu ir pas tave buvus priauginimo mokymuose, bet aš su priauginimais, aš juos darau, turiu keletą klienčių, bet tai nėra mano varikliukas. Aš juos galiu padaryti ir korekciją, ir priauginimą, ir man ten nedreba rankos tikrai, bet esu buvus korekcijai, kur mane labai labai nužemino. Ir aš Ką pasakė? Visų pirma, kadangi aš buvau tas žmogus, kuris labai daug klausinėjo, nes man buvo viskas neaišku. Ta prasme, dėl to aš įėjau į mokymus, kad sužinojau. Kvaila, kad ten klausinėjo. Ir aš, pavyzdžiui, ten paklausdavau kažko ir mūsų buvo šiaip nemaža grupė, dabar neatsimenu, arba 6 ar 8 mokinės. Ir kadangi aš daugiausia klausinėjau, tai jinai specialiai prie manęs neprieidinėdavo. Tai, aš ateinu, aš moku pinigus, nemažus pinigus tada mokėjau ir gaunasi, kad aš nieko negavau už tų mokymų. Toks, kur ir dar ant galo sako, prašy gerą atsiliepimą, bet aš neturiu už ką rašyti, nes aš net neišmokau tos korekcijos dėl to, kad jinai pasakė, kuo tu daugiau klausinėsi, tuo aš mažiau prie tavęs prieisiu. Taip ir pasakė, tiesiai šviesiai. Jinai taip ir pasakė. Okay.
Aš iš tikrųjų, Šokas. Ir aš žinau, kad labai daug talentingų merginų eina į mokymus ir gavę va tokį va, jos tikrai nustoja dirbti. Taip. Tai dirbti netgi nustoja. Taip. Tai faktas. Okay. Nes tavęs neišmokino, kaip tu gali toliau įdirbti. Ir Aš dar į vienus mokymus. O jeigu ir ten tą patį gausi? Tai vat būtent dėl tos priežasties aš nevedu didelį grupę, pas mane 6 žmonės. Nu, užsienį, nebent aš į Londoną skrendu, tai ten jau iki 8, tarkim, galiu priimti. Nes tikrai, jeigu kokybiškai pravesti mokymus, tai reikia skirti, nu, kiekvienam dėmesio. Taip. O ne tai, kad aš parodžiau ant modelio, kad reikia va taip ir taip daryti ir viskas. Tai aš irgi matau tokią problemą. Pas mane labai daug merginų ateina į individualius mokymus. Ir aš klausiu, kodėl? Aš viena iš jų buvau. Aš irgi pas tave ėmiau individualius mokymus dėl to, kad čia aš buvau jau po tų mokymų. Ir aš norėjau, kad visas dėmesys būtų tik man ir kad... Bet jau galėtum klausti, kiek nori, ne? Nu, taip, visi klausimai. Taip, nes žinau vieną merginą, kuri yra iš neturtingos šeimos, neturi daug pajamų ir jinai žiauriai pinigus taupo tam, kad nueiti mokymus. Individualius, Grupinius, tarkim, kaip aš. Ir jeigu gauna tokią atsaką, tu realiai išmeti pinigus ir tu neturi žinių, o tu iš paskutiniųjų atidavai. Nu, tai yra labai labai negražu. Kažkaip privertėt ir mane susimastyti. Aišku, aš savo mokymuose irgi labai filtruoju tai, ką aš kalbu, ypač baziniuose mokymuose. Pas mane ateina skirtingo amžiaus žmonės. Ir aš kartais, tikrai matau, kad, sunkiai bus. Bet aš pasakau, jeigu, tau reikia žymiai dvigubai daugiau įdėti pastangų, negu kad jai, kad gauti tą patį rezultatą. Bet aš neturiu teisės pasakyti, iš tavęs čia nieko nebus. Arba kaip tau pasakė, ne, kad tu ten... bet tu kaip tik tave tas užmotyvavo, nes tu priešingai, tai kodėl, ne, aš noriu įrodyti galbūt, ne, kad aš taip galiu. Čia kaip ir vaikystės trauma, žinai, vienas nebetikės, o aš irgi buvau iš tų, kur aš visą laiką norėdavau galbūt įrodyti. Pas mane visą laiką varžybos būdavo, čia galbūt iš vaikystės, aš nežinau, galbūt man dėmesio ten reikėdavo. Tarsi, gali būti poveikis ir efektas gali būti skirtingas. Tai su individualiais mokymais ateina merginos ir aš klausiu, man būna įdomu. Arba būna pačios pasako, nes turėjo blogą patirtį. Aš buvau mokymuose, arba negavau dėmesio, arba daug žmonių buvo, arba ten mažai priėjo ir negavo rezultatų. Aš dabar kaip turėjau mergaitę, kur manikiūrą pravedžiau mokymus, jinai jau buvo nuėjusi bazinius mokymus vienus. Ir jinai su ta aš labai gavau daug iš jos žinučių, ar nebus taip, ar aš būsiu viena, ar tu nesidėsi įlindus į telefoną. Tikrai gavau tokių žinučių dėl to, kad jinai jau pabijojo, nes jinai irgi vienuose mokymuose negavo visiškai dėmesio. Ir jos darbai netgi buvo labai blogai. Labai labai blogai. O sumokėjo tikrai nemažus pinigus. Tai mes jau iš to galim daryti tam tikras išvadas, arba jeigu, kaip tu sakei, tu matei tą vyrą, kuris vedė mokymus, kas tu patiko, ne, tau tas imponavo, tu jau tą integruoji į savo mokymus. Taip. Nes tu supranti, kad tai yra tas faktorius, kuris man labai svarbu gerbti savo mokinį, nes aš žinau, kodėl atėjo pas mane. Reiškia, aš jai atinku, simpatizuoju ir man labai svarbu, kad jinai ir išeitų su tom teigiamom emocijom ir pagautų tą pozityvą ir motyvaciją į darbą. O jeigu aš dabar pradėsiu ją kritikuoti ir to pačio dėmesio ir žinių neduosiu tiek, kiek jinai tikėjosi, tai be abejo, tas žmogus išeis nemotyvuotas ir jau nenorės grįžti. Tai pas mane irgi buvo labai panašiai patirtis kaip ir pas Aistę, bet ne su manim asmeniškai, bet su mano mokinė, kurie atėjo pas mane, aš paprašiau, kad jinai prisistatytų, papasakotų, ką baigė, ko tikisi iš mano mokymų. Ir mergina pradėjo verkti. Sako, buvau mokymuose, kur buvau be galo pažeminta dėl to, kad prieš tuos mokymus, aš buvau dar pas kitus mokymus ir aš jai irgi papasakojau, kur aš buvau. Ir instruktorė pasakė, nueini ten, kur reikia ir dėl to tu pas mane atėjai. Ir visų mokymų metu instruktorė ją žemino prieš kitus mokinius, rodydama, kaip jinai negerai daro, nes jinai mokinosi ten kažkur, o ne pas ją. Tai jinai po to išėjusi ilgą laiką dar galvoja, ar iš vis dirbti. Galbūt jinai negeba dirbti šito darbo. Tai jinai grinai atėjo pas mane tam, kad gautų tos motyvacijos ir gautų kažkokio tais paskatinimo. Ir kas svarbiausia, galbūt dar nebūtų taip gaila, jeigu jinai tikrai blogai dirbtų, bet aš peržiūrėjau jos profilį. Iki tol, kol jinai pas mane atėjo, aš peržiūrėjau profilį ir
mačiau, kad tikrai darbai yra labai gražus. Ir kai jinai atėjo pas mane, aš nelabai supratau, kodėl jinai pas mane atėjo. Nes kas liečia bazinį pagrindą ir įgūdžius, tai jinai labai gražiai daro. Ir tikrai aš matau, kad jinai gabi. Taip. Bet vat nuėjo kažkur ir Taip, gavo tokį taip. vat smūgį, kad nenorėjo dirbti kažkurį laiką. Labai įdomu, ačiū, kad pasidalino tokia patirtim. Aš iš tikrųjų, kaip ir nenustebinot, bet aš suprantu, kad tai yra labai svarbu ir tada galima iš to daryti išvadas, kodėl žmonės renkasi tiek individualius mokymus, kas yra svarbu. Aš asmeniškai, kuomet pas mane ateina, aš visą laiką paklausiu, kodėl jūs mane pasirinkot. Man yra svarbu, ne tai, kad ten, ne? Kodėl būtent pas mane, bet merginos pačios pradeda pasakot, buvau ten irgi. Pas tą, aš visą laiką taip, prašant, nemėgstu apšikinėti ant kitų, taip, galbūt aš kažkam nepatinku, nes aš irgi kartais griežta būna, viskas okei, ta prasme, čia, kaip sakau, ne euras, kad visiems patikti ir ne visi turi gerą skonį. Tai pradeda pasakot, buvau pas tą ir nepatiko tas. Tai man ne tai, kad ten aš esu geresnė, ne, aš imu savo, kad reikia man to nekartoti, nes aš pradedu suprasti, kas yra žmonėms svarbu. O kas liečia, kad buvo ten pas kitus instruktorius, tai normalu, kad vaikšto. Taip. Ir netgi aš asmeniškai, kuomet ateina į bazinį kursą, sakau, eikit pas kitus. Aš irgi Eikit taip pas pat. kitus, eikit ten. Taip. Aš net rekomenduoju ir nusinčiu sąrašą, prinskrinus Instagramo tų instruktorių, kurie tikrai verti ir ką verta ir sekti, ir pas kuriuos verta apsilankyti, nes kiekvienas instruktorius turi savo arkliuką. Vienas ten stipresnis ant žirklučių, kitos stipresnis yra su aparatiniu manikiūru, trečias ten stipresnis yra ant išlyginimo. Ir tikrai aš manau, kad naudinga tikrai eiti pas skirtingus instruktorius. Taip. Tai čia vėlgi taip pat, žinai, kaip aš nejaučiu tos konkurencijos, aš galiu drąsiai rekomenduoti, būna klausia, kas moko ten pedikiūrą, dar kažką, aš galiu, tarkim, maistę rekomenduoti, kažkas klausia, pas ką nagus tiesiog pastaryti tave rekomenduoju. Žinau, kad tu nepriimi, bet irgi būna taip tiesiog parašau, galvom, mažą ką, žinai, priimsi. Ir be jokios ten, žinai, kad ten kažkas geresnis. Tavarsime, aš labai džiaugiuosi, kad pas mane nėra to tokio pojūčio, kad aš galiu draugauti. Aš tikrai suturiu su daugeliu Lietuvos žinomų instruktorių ir daugelis pas mane ir mokymus tie. Ne visi skelbėsi, bet pas mane tikrai mokėsi žymus instruktoriai. Man ne visą laiką reikia ten parodyti, žiūrėkit, ne, bet man pačiai, jeigu mane renkasi, reiškia, man čia yra, ta prasme, įvertinimas didelis, jeigu mane renkasi žymiausi Lietuvos instruktoriai. Bet jie lygiai taip pat, jeigu yra sąmoningi ir jeigu jie supranta, kad aš juos galiu kažko išmokyti, kiekvienas vaikšto vienas pas kitą, nes yra tokių, kurie niekur, arba jeigu nueina, bet jie labai inkognito, ta prasme, niekur nesimokė, bet mes, kad turėtume tam tikrą rezultatą, neįmanoma, kad mes visko išmoksime savarankiškai. Ir tie patys instruktoriai Lietuvos, jie irgi kažkur mokinasi, bet jie ne visą laiką apie tai kalba. Tai čia irgi toksai įdomus dalykas. Taip, yra vis dėlto svarbu nueiti į skirtingus, pamatyti, galbūt palyginti, jeigu jau pats ten jūs pačios instruktorės, įvertinti, pamatyti, kas svarbu, kas nesvarbu, jums feedbackus duoda jūsų mokinės, jūs suprantat, taip geriau nedaryti. Aišku, objektyviai reikia vertinti, ar tas atsiliepimas yra pagristas kažkom, nes kai būna, tiesiog man ten netaip apsirengus jinai buvo, tai faktas, kad mes žiūrime ir tą ekspertiškumą, ir tą profesionalumą, ir aš suprantu, kad kaip aš pradėjau ves mokymus galvojau iš tikrųjų, kad prieš 5, bet suprantu, prieš 7-8 pirmi mano mokymai. Tai lygiai taip pat iš tos pačios intencijos, kad turiu išmokyti žmonės pasidalinti žiniomis, tai, ką aš moku, nes taip ir prasideda, kuomet jau pradeda klausti, tai kada pradėsi, dalintis, nes jūs negalit visą laiką savyje laikyti, jūs jau turite ir dalintis su kitais, ir nešti tą žinutę. Kaip save įsivaizduojat po 5 metų, ar galvojat, kokie jūs norėtumėte būti instruktoriai, ar apskritai ten dirbsit su klientais, nedirbsit? Taip, planuoju dirbti su klientais. Planuoji ir po 5 metų? Taip, nes iš tikrųjų mano darbas tai man labai patinka. Tai jo pamest tikrai nenorėčiau, bet kas ten žino, aš nežinau. Žinai, kaip sakant... Tu dar jauna, pas tave dar iki pensijos tos tikros. Bet vis tiek tu jau gali kaip rinktis, ten nedirbsi su klientais, vesi mokymus.
Jo, planuoju tiek dirbti su klientais, tiek vesti mokymus ir žiūrėsiu, kaip bus. Tiesiog, ta prasme, reikia gyventi, žinai, ir žiūrėti, čia nieko labai nesuplanuosi. 5 metai, tai čia ne metai. Daug ar mažai? Nu, tai Iš pasižiūrėti, tai yra karjeros daug, pusės. bet jie prabėgs labai greitai. Taip. Tai va, tai metus tu dar gali susiplanuoti, ne? Nu, kaip aš dabar irgi 5 metų kažkur planuoju į priekį. Bet 5, nu, tu nelabai susiplanuosi, tu nežinai, kas yra atsitikti gali, ne? Ne, nu tu Tai- planuot gali, bet aišku yra dalykai, kurie ne visą Nu, laiką taip, nuo tavęs taip. priklauso. Tai O vat. tu pati vaikštai dar į mokymus, ar ne? Jo, žinoma, vaikštau jau senokai buvau. Nu, bet vis tiek, žiūrėk, šiemet jau kiek aš žinau, tai japoniško manikiūro mokymuose Ai, pati buvai, nu, tai taip. pas mane mokymuose Jo, tai japoniško ir pas tave mokymuose. ir dar O, čempionato. o tą šiaip darbą dabar jo, darai. čempionatuose pasisėdau ten, biški noriu. Planuoji ten toliau, pabūt. ne? Jo, biški noriu pabūt. Man labai patinka. Surinkti taures, ne? Jo, labai patinka tas toks įvertinimas, kai tave įvertina, supranti, kad tikrai ne šiaip su ir pas tave žmonės vaikšto, o dėl to, kad moki daryti savo darbą. Kaip ir vat buvo vienas, kurį Tokijo siunčiau darbą, tai aš tau dariau įliejimą prancūzišką. Ir buvo taip, kad aš neturėjau darbo, kurį galėčiau siūsti, nu, ta prasme, nesiruošiau tam iš anksto. Jau kažkokį pakartotinai siuntė, ne? Ne, ir buvo taip, kad neturėjau kažko tai specialiai, kad būčiau paruošus. Ir man ta pati Ilona Vas sako, jeigu nori, pasiim kažkokį darbą, kurį darėjai ir tiesiog nusiųsim ir įvertinus. Tai pasiėmiau darbą, kurį kažkada tau dariau. Tai čia mes, kai ruošėmės Peleniai, buvo pavasarį, mes viena kitai darėme Jau įliejimus. neprisimenu, tai jau tiek daryta buvo. Jo, visko. tai nusinčiau tą darbą ir užėmė 1 vietą. Tiek Tokijo, tiek Lenkijoje dabar vat, irgi dalyvavau. Atsiųsi, man įdomu, kas ten per darbas. Taip, būtinai. Smagu, kad dalyvauji, kad sieki, kad nesustoji tobulėti. Mano asmeniškai tai vertybė numeris 1, tai tobulėjimas. Taip, taip. Nes tikrai taip. jeigu, sakau, yra tokių meistrų, kurie dirba 10 metų, 15 su ta pačia technika, nu tai jie stovi vietoj. Taip, jie turi klientų, bet kiekvienas renkasi, ar jisai nori eiti koja koja, ar jisai pasilieka. Ir aš sakau, stažas jisai visiškai yra žmonės, kurie po 2 metų tokius rezultatus turi. Wow, ta prasme, eina, daro, mokosi, o yra kurie 10, 15, žinau, 20 metų. Taip. Niekur nesitobulina, daro tas senas technikas. Nu, taip, jie turi klientų, bet, nu, nekritikuoja, bet vienas renkasi. Ir kaip ir sakiau, stažas, jisai, nu, ne visą laiką kaip rodiklis. Jo, tai čia lygiai tas pats, žinai. Nu, aš tai iš senai norėjau būti viena iš geriausių Lietuvoje. Tik tai garsiau kalbėk apie save, nes kažkaip tu dar turi to tokio santūrumo ir galbūt ne visą laiką gali save pagirti, o tikrai yra už ką, netgi vat, apie, kalbant ir apie žurnalą, ir kad turi Taip, tikrai didelę klientų bazę, kiek esi padarius ir dabar mokymus vedi, tai vat, aš džiaugiuosi, kad čia atėjai, kad tave truputėlį ištraukti į eterį. Daug kas žino, Eglė, o kaip jinai O ten kaip ten, atrodo, kaip, taip. nu, vat, tai ir pradeda šnekėti ant pasikėlus, nu, tai kažkam ir aš galbūt atrodo Ne. pasikėlus, bet kai tu nekalbi, nerodai savęs, tai žmogus ir susidarot, nu, aišku, yra pofik, kas ten ką pasakė. Ta prasme, nereikia niekam įrodinėti, kokie tu ten fain ir taip toliau. Kas žino, tas žino. Ta prasme, renkasi tave ir viską. Ne, iš tikrųjų, tai kodėl aš tiek daug nelyzdavau, aš kaip ir minėjau, aš labai daug dirbau ir dirbu dar iki šiol ir kaip minėjau, tik taip po naujų planuoju susimažinti. Ir eiti į Aš eterį. tiesiog neturėjau laiko tam, kad lyst, nes tu kai baigi darbą, tai nieko nebesinori, ta prasme, nei kalbėti su niekuo jau, nei su šeimai, nei su dar kažko, tu tiesiog eini į lovą, atsiguli ir ilsiesi ir apie dar kažkokius socialinius tinklus man nei iki tol. Būna vos spėja atrašyti ar klientėms, žinai, surašyti ir viskas. Aš žinau, kad turi tokią patirtį, kad žmonės labai mėgsta tavo pinigus skaičiuoti. Nu, jo, yra. Papasakok, Tai iš tikrųjų... kokių replikų esi girdėjęs, aš tai žinau, tai man norisi, Aš kad jau papasakok. pamiršau. Nu, jeigu tu ten už klientą paėmė, tarkim, kažkokią sumą, aha, jinai paima 10 Ai. klientų per dieną, Nu, tai taip, taip, papasakok.
Jo, tai iš tikrųjų ne vieną kartą sugirdėjus, kad jeigu jinai dirba per valandą, padaro korekciją, tarkim, ir jinai ima tiek ir tiek pinigų, ne, tai vadinasi, jinai tiek ir tiek uždirba. Ten 20 Jo, jo, tūkstančių jo. mėnesį, ne? Jo, iš tikrųjų labai daug kas mėgsta skaičiuoti svetimus pinigus, užuot tai, kad patys įdėtų pastangų ir darbo į save. Tai renkasi, kaip paskaičiuoti svetimus pinigus, aišku. Ir tai kaip čia atrodo, pastoka taip. jo, kaip atrodo lengva, paprasta, sakau, tai jūs va tą Taip, taip. padarykit Na, tai, ir tada jau žiūrėsim, ar tai paprasta, ar ja, nepaprasta. tai vat, kaip ir visiems, daugam atrodo, kad, nu, čiagi talentas yra. Talentas, jo. Talentas Jo, jo. ir tiek. Gerai, talentas. Žinai, ir nereikia įrodinėti. Taip, man pasisekė. Taip, ne? taip, tai Okei. ta prasme. O kad dirbai ten po 1000 valandų, Tai taip, pradildžiavai apie ką ten kalbam. 1000 nagų ir tik tai to dėka tu gali padaryti. Wow, aфиgenus nagus per valandą laiko, kurie labai gerai nešiojasi. Nu, nebent ten Oksana kažkur, žinai, jau kažkur padrasko, bet aš Taip, paskutinį taip. kartą 6 savaitės išnešiau ir merginom rodu, sakau, taip nedarykit. Ir sakau, aš 6 savaitės, sakau, tik dėl to, kad, nu, aš laiku neužsirašiau, ar aš norėjau pati savo kažką pafilmuoti, nesmė. Griaunu mitą, kad viršutinės formelės nesilaiko, ten blogai. Sakau, va, su viršutinio formelėm. Eglė padarė, sakau, man, nes nu, tu irgi esi profėjus viršutiniam formelėm. Sakau, va, prašau. Ir ką, rezultatas. Taip, taip. Priauginimą per kiek padarai? Per pusantros būna per valandą 10, valandą 15, bet šiaip pasilieku pusantros, nes ramiai, neskubant kavytės Ramiai atsigeriant. neskubant 1,5 valandos. Nu, man čia jau neskubant toks laikas, kur aš jau ramiai atsipūtus, mes išgeriam kavytės, toks ramus, tempas. Nu, vėlgi dar priklauso nuo klientų, nu, vis tiek tu pažįsti, žinai, kad ateis Onutė, Birutė, Kristina, tu žinai, kad jos tokie nagai tokie ir kiek tu su ją užtruksi. Tai aš visą laiką sakau, privalumas yra dirbti su pastoviais klientais. Taip, taip, iš tikrųjų tikrai gerai yra turėti tą savo ratą, bet, nu, būna kartais pasiemu Naujas? ir naujų klienčių, čia yra labai retas atvejis, bet tikrai kartais gelbėjau žmonės, kai reikia. Tai va, bet Svarbiausia, tas- kad įvertintų, žinai. Jo, bet tas pusantros valandos čia yra, na, pilnai užtektinai. Nebent ten labai skirtiniais atvejais, vat, kaip turėjau, nes ne viena mergina atėjo su nugraužtais nagais, kur visos pagalvėlės užlipusios aukščiau nago ir maža to, tai dar odelės visos įplyšusios, labai Bet padarei. kapiliarai arti. Tai, na, iš tikrųjų buvo ką veikti, tai aš jai ir pačiai sakau, nu, blemba senai, aš vėlavau, ta prasme, kiek aš vėlavau kitai klientai 15 minučių. Nu, bet čia yra daug. Jeigu pas tave viskas sustiguota, tai tau tų 15 minučių. Tai, va, tai iš tikrųjų ir pačiai pasakiau, sakau, nu, pas tave neįlinė situacija, sakau, tai reikia tą suprasti. Tai, va, tai būna visokių situacijų. Kai esi kompetitingas, gali paaiškinti žmogui, aš dar matau tokią spragą, kada ateina pas mane mokinės ar ateina klientai, sakau, jūs neinformuojat, sakau, savo klientų. Jūs jiem nepasakojat, kad pas juos va tokie, kitą kartą klientai nežino nei kokia medžiaga, nei koks jų nago tipas, kas jiem tinka, kokios spalvos, sakau, žiūrėkit, sakau, jums netinka, sakau, šalti atspalviai, sakau, jūs šalta. Ir parodau, vat, kaip gali būti, taip ir taip. Ir aš pati iš tikrųjų ne tiek daug metų, vat, kada pradėjau tą aiškinti ir pasakot, kad, sakau, nu, jūs, sakau, turit liežuvį, sakau, kalbėkite, pasakokit, kad vat, tau negalima ilgų nagų, nes turi pagrysti, ne? Arba tau negalima šalto atspalvio, nu, galima, tarsime, nu, nieks ten neuždraus, ne? Bet, nu, negražiai atrodys. Formą parinkti elementariai, rekomenduoti, kad va, tau negalima vaikščioti daugiau nei 2-3 savaitės. Taip, Nu, arba taip, ten, aš tai tarkim vaikštų, nu, vieną kartą čia buvo 6 savaitės, nu, taip gavosi, ne? Nes vėlgi yra pasiekmes, yra tos grindinės pasiekmes, tai kraujosruvos laisvam krašte, dėl ko jos atsiranda, nu, pačios žinote, ne? Atšokimai, pelėsis, oniholizė, ta prasme, dabar labai daug tų problemų ir aš sakau, nu, mes turime, nu, kažkaip spręsti tuos dalykus, ne? Nes nu, tai yra svarbu. Kai pas mane atėjo, va, tai mokymus, aš tokių perliukų pamatau, wow. Aš mėnesį labai turėjau, lapkričio mėnesį turėjau daug mokymų, ateina, sakau, pas jūs viskas, sakau, negalima nieko daryti, sakau, jums jau turėjo tada pasakyti, o man niekas nieko nesakė. Ir aš tokia, kur darė salonė.
aš galvau, suprantu ten kažkur namie. Ir tai nerodiklis, kad namie ten blogai, nehigieniškai, kad salone gerai ir higieniškai. Tikrai ne visą laiką tai būna. Arba kad pigiai tai blogai, brangiai tai gerai. Tikrai, arba ten greitai blogai, ne, ar atvirkščiai. Taip. Tai tikrai aš nesu ta, kur va taip žiūriu. Tikrai būna skirtingų atvejų ir nereikia vadovautis pagal tą vieną šabloną. Bet žinai, dabar, pavyzdžiui, kas liečia, kad ir salonuose nėra taip, kad visi meistrai gerai dirbtų. Tai lygiai taip pat, tai daug kas priema tiesiog, kad beliava dirbk. O kaip ten kas daro, tai žinai, nieks nežino, tuo labiau, kai klientai nežino, kai nemoka, tam ir renkasi tą procedūrą, moka pinigus tam, kad gauti tą profesionalią atliktą procedūrą. O dėja, kad kai kuriuose salonuose toli gražu iki tos kokybiškos ir profesionalios paslaugos jau. Yra labai daug žinomų centre salonų, kur kainos yra be proto didelės, bet darbai yra tokie baisus, labai negeri. Nes dažnai aš pati centre dirbu ir toje vietoje, kur aš dirbu, tikriausiai aš pati pigiausiai dirbu. Ir kaip ateina... Pigiausiai ir geriausiai. Čia kiekvienas žmogus renkasi ir įvertina, mane negaliu taip sakyti tikrai, bet kuriuos salonus, kur ateina, tai ir sako, aš ten jau 2 metus, dabar atėjau ten pas tavę ir sako, tada matau, kaip skirtumas, diena ir naktis būna. Ir tada sako, kadangi aš nejau niekur kitur, tai aš ir nežinau, kaip turi būti. Tai tada gauni labai didelį vertinimą ir tada galvoju, tai jo, gal čia tikrai tą kainą reikia pasikelti. Jo, iš tikrųjų, tai rinkos kainos dabar yra labai didelės. Neadekvačios yra tiesiog kai kurios. Jo, kas liečia ir korekcijas tas pačias, tai girdėjus, kad daro po 60 eurų. Tai, taip, geras meistras tie gali imti. Taip, bet pavyzdžiui, geras meistras pas tavį irgi kaina yra normali, bet jinai atitinka kokybę. Taip, bet ką ir sakau, jeigu jums 60 eurų geras meistras, okei, bet dažnai būna taip, kad, gerai kalbam ne apie 60 eurų, kad ir apie 50 eurų, įima vos net tas, kas ką tik baigia mokymus ir net nesupranta iš viskas tas prieauginimas, ar kas tas pedikiūras, ar taip toliau ir panašiai. Bet jisai jaučia pakankamai užtikrintas tuo, ką jisai daro ir klientai tiki. Tai reikia. Bet jeigu, tarkim, protingas ir Klientai tiki, todėl kad jie dauguma nesupranta, kaip turi būti išlaikymas, išnešiojimas, kaip turi atrodyti nagas, kokia ta taisyklinga architektūra ir taip toliau ir panašiai. Čia labai daug tų niuansų, tu pati žinai. Ačiū Jums labai už tai, kad pasidalinote ir man iš tikrųjų buvo tokių naujų įžvalgų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra naujos instruktorės, jaunos perspektyvios, jūs visos jaunos, visos su naujom idėjom, su naujom mintim, su naujom programom, nes aš labai tikiuosi, kad jūs kuriate kažką naujo ir individualaus, nes vėlgi instruktoriai, kurie jau daug metų dirba, matau tokią tendenciją, kad jie išeina. Jie išeina iš rinkos ir tikrai būtų klaidinga manyti, kad ir taip daug tų instruktorių čia neapsimoka eiti. Kodėl taip sakau, nes jūs buvote tas pavyzdys ir mano pirma grupė, dabar aš jau balandžio mėnesį turėsiu antrą laidą, pas mane bus nauji žmonės, kurie ves mokymus, tai aš, Armandas Kažerskas, Gracijana ir dar viena moteris, kuri ves būtent apie viešą kalbėjimą. Tai tos, kurios nori irgi būti jūsų, atsiprašau, konkurentė mane, bet vėlgi tiek, kiek jūs įdėsite darbą, tiek ir turėsite, tai raginu nepabijoti ateiti mokymus, išmokti, nes aš tikrai žinau, kad mano programa yra stipri, galbūt bus dar stipresnė negu pirmoji, nes, kaip ir sakiau, jau pamačiau, ką galiu dar pakeisti, patobulinti ir aš manau, kad mes šiais metais, ateinančiais metais mes padarysime 2025, neaišku, kada žiūrės šitą mūsų pokalbį, tai turėsime tokį, aš labai noriu padaryti tokį susitikimą, kur bus pirma ir antra laida būtent instruktorių, kur mes galėsime pakalbėti, aptarti, kažko naujo išmokti, išsigryninti kažkokias klaidas. Tai man yra svarbu, kad mes palaikytume tą ryšį, galėtume toliau galbūt kažką naujo sukurti arba peržvelgti, kaip ir sakiau, problemas, su kuriamis susidarėm arba baimėmis. Tai dar kartą ačiū, kad dalyvavot ir pakalbėjot ir papasakojot apie savo patirtį. Ačiū tau, Oksana, kad mus pakvietei.